Kovo 8 moters diena. Pavasarėjant švenčiama šventė daugelio moterų labai mėgstama. Vyrai taip pat džiaugiasi, kad yra išskirtinė diena, kai galima pagerbti moteris, visas be išimties, mamas, močiutės, net nepažįstamai moteriai puiku šią dieną įteikti gėlių. Seimo narys Andrius Šedžius iš pat ryto nešinas gėlių glėbiu sveikinosi su Šiaulių senelių namų globotinėmis ir darbuotojomis. Politikas visas čia sutiktas moteris pasveikino su pavasariu, linkėjo sveikatos ir dėkojo už gerumą ir šių moterų nuveiktus gerus darbus. Pasveikinau tokią nuostabią dieną, kovo 8, tai yra Tarptautinė moters diena ir labai norėčiau, kad tokią dieną vyrai parodytų dėmesį moterim ir nei viena moteris neliktų be tulpės arba be kitokios gėlės, kad tikrai įvertintumėm gražiausia, kad turime šioje žemėje, tai moteris ir jų dalinama džiaugsmą, šilumą. Senjorus globojančios darbuotojos sako, kad politiko dėmesys visada pradžiugina. Tai malonu iš vyrų gauti gėlių. Galėtų dažniau būti tokios šventės. Ir gyventojų nuotaika praskaidrina ir mūsų, kaip moterų. Senjorų globos namų darbuotojos džiaugiasi, kad lanko ne vien šeimos nariai ir draugai, bet neužmiršta ir politikai. Labai malonu, taigi mūsų, kaip sakant, jaunoji karta pakeitimas. Labai malonu. Susiklostė tokia tradicija, kad kovo 8 proga pasveikinu šių namų gyventojas ir tai jam suteikia daug džiaugsmo, o to pačiu ir man.